9 skyrius, 6 dėsnis – aistros dėsnis. Maiklas ir Džaneta atėjo pas mane, nes jautėsi atsidūrę aklavietėje. Pasakiau jiems, kad kartu jie gali įveikti visus nusivylimus ir nuoskaudas, kuriuos patyrė praeityje, ir kad Dievas pažadėjo jiems padėti. Bet kai aš pradėjau kalbėti apie dėsnius valdančius santykius, Maiklas mane nutildė. Iš pradžių negalėjau suprasti jo pasipriešinimo. Man atrodė, kad jis yra pasirengęs geresniems santykiams ir niekaip nesuvokiau, kodėl jis nenori nieko daryti, kad jie tokie būtų. Vėliau viskas paaiškėjo. Maiklas leido mirti aistrai, kurią kadaise jautė Džanetai. Jis atėjo į konsultaciją, nes manė, kad tai paskutinė išeitis. Jis per ilgai jautėsi įskaudintas bei nusivylęs ir norėjo išlaikyti santykius tik tuo atveju, jei Džaneta tučtuojau pasikeistų. Jei norite, kad jūsų santykiai būtų sėkmingi ir ilgalaikiai, turite išmokti puoselėti tikrą aistrą vienas kitam ir tą aistrą nuolat uždegti iš naujo. Aš nekalbu apie lytinį potraukį, nors jis irgi svarbus. Kalbu apie širdyje įsižiebusią kibirkštį, kuri reiškia: noriu su šiuo žmogumi praleisti visą likusį savo gyvenimą. Kai aistra užgęsta. Daugelis porų, kurių santykiai yra įtempti, sunkiai kovoja už geresnę santuoką ir ši kova gali tęstis labai ilgai. Bet vien tai, kad sunkiai dirbate dėl geresnės santuokos, nereiškia, kad dirbate protingai. O jeigu jūs nedirbate protingai, jūsų pastangos iš tikro gali tik pabloginti padėtį. Laikas bėga, jūs nematote jokių pastebimų pokyčių ir jūs apima neviltis. Paprastai tada poros ima ieškoti pagalbos iš šalies. Tačiau tuo metu sutuoktiniai jau būna atsidūrę tokioje emocinėje aklavietėje, kad nebetiki, jog kas nors pasikeis. Jų patirtis parodė, kad pokyčiai juos aplenkia, kad ir kaip jie stengtųsi. Tokios dvasinės būsenos sutuoktiniai jau pradeda emociškai tolti vienas nuo kito, jų aistra pamažu blėsta. Kai aistra išnyksta, santykiuose nebelieka meilės, o tai reiškia, kad toliau santykiai palaikomi tik iš inercijos. Jei santuokoje dingsta aistra, susilpnėja poreikis ją keisti. Jei nėra aistros, nebelieka ir dėl ko rūpintis. Todėl aistra yra santykių kraujas. Taip dažnai nutinka bet kurioje santuokoje, net ir krikščioniškoje. Pavyzdžiui, krikščionė žmona supranta, kad nebemyli savo vyro, bet ji ir toliau ilgus metus jam paklūsta, kaip moko šventasis raštas. Slapta jį niekindama ir vildamasi, kad kurią nors dieną jis pasikeis. Bet jeigu jis nepasikeičia, ji nuslopina savo širdyje aistrą jam ir gyvena vos pakęsdama jį. Dažnai šios moterys stebisi, kodėl Dievas pamiršo mano namus. Dievas pažadėjo pagelbėti susituokusioms poroms, bet ne stebuklingai paversdamas sutuoktinius tuo, ko jie nori vienas kitą matyti. Jis gelbsti santuokas, padėdamas vyrui ir žmonai kurstyti aistrą vienas kitam tik tada, jeigu jie perpranta santykių fizikos dėsnius ir jais naudojasi. Nežabota besąlygiška aistra yra jėga, kuri verčia mus daryti viską, kad mūsų namai taptų kraštu, kurį Viešpats prisiekė duoti, kolei dangaus skliautas yra viršum žemės. Dievas trokšta mūsų. Nors kartais elgiamės siaubingai, Dievas vis tiek lieka mums įsipareigojęs. Jis pasakė: niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Dėl Dievui būdingos savybės viską žinoti, mūsų mintis ir veiksmai jam niekada nėra staigmena. Jis žino mūsų polinkį į blogį, bet renkasi meilę mums, nepaisydamas visų tų baisių dalykų, kuriuos mes jau esame padarę ar dar kada nors padarysime. Netgi tada, kai nusidedame ir mūsų veiksmai įžeidžia jo šventą prigimtį, jis vis tiek žvelgia į mūsų meilę ir švelnumu. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Knygoje Gydanti jo buvimo galia Virginija Liveli tvirtina, kad matė Jėzų,
Šio netikėto susitikimo aprašymas padeda mums perprasti Dievo požiūrį į mus. Sėdėdama ant kėdės atsisukau ir kurį laiką žiūrėjau, o tada ėmiau šypsotis. Aš šypsojausi, nes jis šypsojasi man. Šviesos viduryje mačiau veidą. Kaip galiu apibūdinti žodžiais patį nuostabiausią veidą, kokį man kada nors teko regėti? Pirma man į galvą šovusi mintis buvo tokia: jis tobulas. Jo plaukus galėčiau palyginti su žvakės šviesa. Jie nebuvo nei rudi, nei auksiniai, bet spindintys ir pilni gyvybės. Jie krito ant jo pečių tamsiomis stambiomis bangomis, o jo barzda buvo tokios pačios spalvos kaip plaukai. Pačiame jo aukštos kaktos viršuje ties plaukų augimo linija švelniai ir virpčiojo mažos garbanėlės. Jo antakiai buvo tankus ir vyriški, bet lygus, o akys nepaprastai didelės. Niekaip negalėjau įžiūrėti jų spalvos, nes jį lyg jūra mainėsi tūkstančiais atspalvių. Jo nosis buvo tiesi ir plona, jo burna pati gražiausia, kokią teko matyti. Jam šypsantis putlios lūpos prasiskleisdavo lyg gėlės žiedas ir pasirodydavo didelių, baltų, tobulai lygių dantų eilė. Jo veido oda, nors ir vyriška, neturėjo nė menkiausio trūkumo. Ji buvo skaisti, kreminės spalvos, o skruostai švelniai rausvi lyg rožės žiedlapiai. Bet dar didesnį įspūdį nei nepakartojami jo bruožai darė jo gyvybingumas ir nevaržoma energija. Energija trykštanti tokia galia ir laisvė, kad visos iki šiol akimirkos mano sutiktos gyvos būtybės prieš jį atrodė tarsi sustingę molio luitai. Nė sekundės nedvejojau, kad ši šalia manęs esanti energija yra Jėzus. Aš tučtuojau supratau, kad tai jis. Mane ypač apstulbino dvi jo savybės. Pirma, jo linksmumas. Buvau priblokšta, kai jis man neatitraukiant nuo jo akių prapliupo nuoširdžiu juoku. Tai buvo pats nuostabiausias garsas, kokį man kada nors teko girdėti. Antras mane sukrėtęs dalykas buvo tai, kad jis visiškai neketino mane smerkti. Aš iš karto supratau, kad jis mane permato iki pat kaulų smegenų. Jis žinojo visus kvailus ir blogus darbus, kuriuos kada nors buvau padariusi. Bet aš taip pat jaučiau, kad nei vienas iš jų, niekas, kada nors buvau iškrėtusi, nepakeis nuoširdaus rūpesčio ir besąlygiškos meilės, kurią mačiau jo akise. Negalėjau to suprasti, tai buvo per daug nuostabu. Jaučiu, kad nors žiūrėčiau į jį tūkstančius metų, vis tiek neįstengčiau suvokti šios meilės didumo. Kai Dievas su mumis užmezga santykius, jie tęsiasi amžinai. Jis niekada nesiliaus mumis domėjęsis. Jėzus tai išreiškė sakydamas: Jeruzalė, Jeruzalė, tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Jėzus kalba apie savo meilę žmonėms, kurie jo išsižadėjo. Jis vis tiek jų ilgisi ir trokšta palaikyti su jais santykius. Oho! Ir kaip tik šis įsipareigojimas mums verčia mus jaustis mylimus. O kai mes žinome, kad esame mylimi už tai, kokie esame, norime keistis, kad įtiktume tiems, kurie mus myli. Štai kodėl Jonas rašo: mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Besąlygiška aistra. Tikinčiųjų įgalintų šventosios dvasios misija yra savo santuokos partneriui atspindėti Dievo parodytą besąlygišką aistrą. Tai nelengva užduotis. Ji reikalauja širdimi patirti Dievo darbus, o tai reiškia, kad mes turime būti atviri ir įsileisti Dievą į savo širdis, ne tik į savo santuoką. Mums, kaip ir mūsų santykiams, atsitinka kai kas lemtinga, kai apsisprendžiame vertinti savo sutuoktinius ir pradedame jiems puoselėti besąlygišką aistrą, nesvarbu, kaip jie elgtųsi.
Ateis laikas, kai jie pajus, kad yra mylimi ir panorės keistis dėl mūsų. Kaip tikinti žmonės mes privalome kovoti, kad išlaikytume aistrą savo sutuoktiniams, nors jie su mumis ir elgtųsi užgauliai. Maldavimas: Dieve, pakeisk mano žmoną, kad aš galėčiau gyventi su ja, neduos jokios naudos. Jūs galite maldauti pasikeitimo, bet negalite prašyti jo, todėl kad nebepakenčiate savo sutuoktinio tokio, koks jis yra. Jei nejaučiate savo sutuoktinio aistros, nepriklausomai nuo to, kaip jis elgesi, jūsų maldos bus bevertės. Privalote iš pradžių paprašyti Dievo, kad jis vėl įžiebtų jūsų širdyje aistrą sutuoktiniui, dar prieš jam pasikeičiant ir stebėti, ką Dievas daro. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime pasitikėti Dievu ir leisti jam padėti mums pažvelgti anapus sutuoktinio kalčių, anapus tokio elgesio, kuris verčia jo vengti ar jį nurašyti. Mes privalome vertinti savo sutuoktinius taip, kaip Dievas vertina mus. Žmonės instinktyviai jaučia, ar iš tikrųjų yra vertinami ir geidžiami, ar jais tik manipuliuojama siekiant priversti juos elgtis kitaip. Mūsų troškimas išlaikyti santykius su savo sutuoktiniais neturi būti grindžiamas jų veiksmais arba tuo, ką mes asmeniškai galime tik iš šių santykių laimėti. Kaip tikinti žmonės mes turime milžiniškas meilės ir galios atsargas, į kurias kelius atveria mūsų santykiai su Dievu. Privalome šios išteklius perkelti į žmogiškus santykius. Iš ryšio su Dievu mes gauname meilę ir gerumą, todėl turime panaudoti šias santykius kūrenčias jėgas ir užmegzti ryšį su žmonėmis, su kuriais dalyjamės gyvenimu. Kaip užgęsta aistra? Kad išsaugotume savo santuokoje aistrą, privalome suprasti, kaip ji užgęsta. Santuokos pradžioje savo sutuoktiniui dažniausiai jaučiame begalinę aistrą, tačiau kai santykiuose ima įsigalėti nusivylimas, skriauda ar dėmesio trūkumas, aistra pamažu pradeda blėsti. Pirmiausia, pakalbėkime apie nusivylimą. Žmonės paprastai neduoda santuokos įžadų galvodami: ši santuoka bus visiškai paprasta ir kasdieniška arba geriausiu atveju vidutiniška. Jokiu būdu. Jie galvoja: mūsų meilė kitokia. Mūsų santuoka bus puikiai, ji bus nuostabi. Tada pradeda suktis kasdienybės gernapusės ir ji ima manyti, kad jis, o jis ima manyti, kad ji jaučia, kad jis buvo nedėmesingas, o jis jaučia, kad jį tikėjosi per daug, ir štai jie abu jau nusivylę. Šventajame rašte sakoma: atidėta viltis susargdina širdį. Kai mūsų lūkesčiai yra nuviliami, mūsų širdis dūžta. Kadangi mes negalime ilgai kentėti, pradedame grūdinti savo širdis ir pamažu prarandame susidomėjimą tarpusavio santykiais, aistra užgęsta. Vienintelis būdas kovoti su nusivylimu yra perorientuoti savo lūkesčius. Kartais gyvenimas stebina mus ir teikia daugiau džiaugsmo, negu tikėjomės. Man tai buvo tapimas seneliu, o kartais žeidžia. Jei gyvenimas pasisuko ne taip, kaip mes laukime, turime pergalvoti savo lūkesčius. Prie aistros išblėsimo prisideda ir skriauda. Visi artimi santykiai patiria skriaudą. Kuo artimesni esame žmogui, tuo lengviau atsipalaiduojame ir sukariame ant jo ar jos visus šunis. Jėzus skelbia, kad bendraujant papiktinimai neišvengiami. Patirta skriauda gimdo nuoskaudą ir neatlaidumą. Jei leisime širdyje įsikeroti skriaudai, jį sustings ir mes prarasime norą puoselėti tarpusavio santykius. Aistra santuokoje nepastebimai išblėsta ir dar dėl vienos priežasties – dėmesio trūkumo. Kuo mažiau dėmesio skiriame šalia esančiam žmogui, tuo mažiau norime dalytis su juo savo gyvenimu. Jėzus mokė kažko panašaus į dėmesio dėsnį. Nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Jis norėjo pasakyti, kad tam, ką jūs branginate, ar kam skiriate savo dėmesį, priklausys ir jūsų širdis. Jūs to trokšite. Jūs perprasite šį dėsnį, iš esmės pakeisite savo gyvenimą. Leiskite pateikti pavyzdį.
Ištisus mėnesius ramiai savo gyvenate, net nepagalvodami apie naujo automobilio pirkimą ir staiga atsitiktinai atsidurite prie automobilių pardavimo salonų. Jūs į jį įžengėte ir sėdatės į spindintį naują automobilį. Viskas jums atrodo tobula. Naujo automobilio kvapas pripildo jūsų šnerves. Jūs suspaudžiate rankose naują vairą ir jūsų širdis pradeda daužytis kaip pašėlusi, vien pagalvojus, kad galite tapti šio nuostabaus daikto savininku. Staiga kažkur viduje, giliai viduje, jūs pajuntate nenumaldomą troškimą. Nusipirk šį naują automobilį. Bet nesileiskite apkvailinami. Jūsų širdis paprasčiausiai leidžiasi vedama to, į ką sutelkėte savo dėmesį. Jei jūs susitelksite į Dievą ir Dievo karalystę, jo troškimai taps jūsų troškimais. Jei visą savo dėmesį skirsite kažkam, kas jums yra uždrausta, trokšite šio dalyko. Gundydamas šėtonas bando atkreipti į save tikinčiųjų dėmesį. Kodėl? Jei jis atkreips į save mūsų dėmesį, jis laimės mūsų širdis. Ar kada nors pasidomėjote, kodėl pasak Biblijos Dievas darė stebuklus? Stebuklai vertė žmonės pažvelgti į jį, patraukdavo dėmesį. Kai Dievas patraukdavo kieno nors dėmesį, jis prisibelsdavo į jo ar jo širdį. Pabrėždamas dėmesio svarbą, Paulius mums sako: pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisų, tyra, mylima, gyriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Dėmesio principas veikia ir mūsų tarpusavio santykiuose. Kai mes gerai pažįstame žmonės, paprastai liaujamės kreipti į juos dėmesį. Nuėjus į restoraną dažnai tenka matyti poras, kurios per visą vakarą neištaria nė žodžio. Kai mes pradedame vieni kitus laikyti savaime suprantamais, prarandame norą nuolat atgaivinti savo santykius ir netenkame energijos, kurios reikia iškilusiems nesutarimams išspręsti. Daugeliu santykių išyra kaip tik dėl to, kad jiems neskiriama pakankamai dėmesio ir kažkur dingsta aistra. Mūsų sutuoktiniai yra labai vertingi, todėl turime juos branginti, jais rūpintis ir domėtis. Kai mes domimės tais, kuriuos mylime, mumise gimsta troškimas daryti viską, kas tik įmanoma santykiams su jais sukurti. Tai viena iš priežasčių, kodėl mano savaitgalio seminarai turi tokį poveikį. Mes priverčiame sutuoktinius vėl atkreipti vienas į kitą dėmesį ir aistra atgimsta. Gali būti, kad viskas, ko reikia aistrai atgaivinti, tai yra bandymas iš naujo sutelkti dėmesį į kažką, kam nebejaučiame aistros. Tačiau darykite tai teisingai. Nesusitelkite į blogus vyro įpročius arba į tai, kaip žmona jūs praeityje įžeidinėjo. Ne į tai reikia kreipti dėmesį. Taip galite nužudyti aistrą. Sutelkite dėmesį į teigiamas savo sutuoktinio savybės, net jeigu tektų surengti paieškas joms surasti. Jėzus galvoje turėjo dėmesio dėsnį, kai mokė mus melstis už savo priešus. Jis žinojo, kad jeigu mes maldose imsime skirti dėmesį savo priešams, jie jau nebebus priešai. Malda, kaip ir kuri nors kita sutelkto dėmesio forma, gimdo artumą tarp jūsų ir kito žmogaus. Ji yra aistros steroidas. Galima pateikti labai daug paprasto dėmesio pavyzdžių. Kai pamatote savo sutuoktinį, stenkitės galvoti: štai ir tu, vietoj štai ir aš. Įpraskite palinkti prie savo sutuoktinio, įdėmiai jo klausytis ir žiūrėti tiesiai į jį. Visi gali būti malonų žmonėms, kuriuos sutinka tik retkarčiais. Kiekvienas verslininkas gali pagarbiai bendrauti su potencialiu klientu. Bet tikrasis žygdarbis yra nuolatos garbinti ir vertinti tokį artimą žmogų, kaip vyras ar žmona. Neleiskite savo sutuoktiniui galvoti, kad visi kiti yra jums svarbesni už jį. Mums visiems patinka, kai kas nors žvelgia į mus su pritarimu. Tada mes pasijuntame ypatingi, pripažinti ir noriai atsiveriame dėmesį parodžiusiems žmonėms. Jeigu išmoksite, kaip sutelkti dėmesį į savo sutuoktinį, užgydysite senas žaizdas ir leisite jam pasijusti svarbiam ir reikalingam. Jei leisite savo sutuoktiniui tai pasijusti,
atgaivinsite savo santykius ir įnešite į juos atvirumo. Aš dažnai leidžiu laiką įdėmiai žvelgdamas į savo žmoną Debę. Stebiu, kaip ji triūsia namuose. Žiūriu į ją miegančią. Kai mes vaikštome po parduotuves, aš užuot spoksojęs į kitus žmonės atsitraukiu truputį toliau nuo jos ir tiesiog apžiūrinėju ją iš visų pusių. Pastebėjau, kad mano aistra jai didėja proporcingai dėmesio, kurį jai skiriu kiekiui. Tai tikrai padeda. Kieta širdis. Bendraudamas su žmonėmis pastebėjau, kad galima apleisti santykius net fiziškai nepaliekant sutuoktinio. Anksčiau minėjau Maiklo ir Džanetos atvejį, kai Maiklas nutolo nuo Džanetos, nes nebejautė jai aistros. Jis dar nepaliko jos fiziškai, jie vis dar gyveno kartu. Bet jis apleido ją, netekęs drąsos ir noro puoselėti tarpusavio santykius ir kovoti už juos. Iš tikrųjų, jie gyveno santuokoje jausdamėsi vieniši. Skyrybų sėkla jau buvo pasėta, nes skyrybos vyksta ten, kur nebelieka aistros. Jėzus skelbia, kad skyrybos įvyksta dėl vienintelės priežasties – širdies kietumo. Rodyti kam nors širdį reiškia jausti aistrą. Turėti kietą širdį reiškia nejausti aistros. Jėzus pasakė, kai ką Dievas sujungia, žmogus te neperskiria. Tada jie klausė, o kodėl Mozė liepė duoti skyrybų raštą atleidžiant žmoną? Jis atsakė, Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Kai jūsų širdis sukietėja, aistra sutuoktiniui išblėsta ir jūs pradedate skyrybų procesą, Jėzus užsimena, kad viena pagrindinių skyrybų priežasčių yra neištikimybė. Tai tiesa, nes neištikimybė yra vienas sunkiausių išbandymų sutuoktiniui, kurį jis turi pereiti, neleisdamas savo širdžiai surambėti. Taigi, ką galima pasakyti tiems, kurių santuokoje nebeliko aistros, nebeliko jokios ją nušviečiančios kibirkštėlės ir kurie savo širdyje jaučia tuštumą? Nereikia prarasti vilties. Prisiminkite, Dievas prikelia mirusiuosius. Jis taip pat prikelia mirusias santuokas. Matau tai visą laiką. Visada yra vilties. 10 skyrius. 7 dėsnis – meilės dėsnis. Aš tave myliu. Ką tiksliai turite galvoje tai sakydami? Žodis meilė yra vartojamas taip dažnai ir tokiame įvairiame kontekste, kad sunku pasakyti, ką jis žmonėms iš tikrųjų reiškia. Mes sakome, aš myliu savo žmoną. Aš myliu savo šunį, aš myliu Dievą, aš myliu muziką, aš myliu mamą. Tikėkime, kad mamą mylite ne taip kaip šunį, o Dievą ne taip kaip ką nors kitą. Santuoka yra įvairių meilės rūšių mišinys – prieraišios meilės, draugiškos meilės, lytinės meilės ir įsipareigojančios meilės. Pakalbėkime apie jas ir apie tai, kaip dieviška meilė gali nušviesti žmogiškus santykius ir suteikti galios įvairioms žmogiškos meilės formoms. Prieraiši meilė. Prieraiši meilė yra šiltas švelnumo kitam žmogui jausmas. Paprastai ją išgyvenate matydami nekaltą mažą vaiką, sutikę bejėgį senuką ar netikėtai susidūrę su senu draugu. Tai akimirko švelnumas, kuris kyla kaip atsakas į kito žmogaus nekaltumą ir meilumą. Nors ši meilė yra trumpalaikė ir greitai praeinanti, vis dėlto ji yra nuostabus jausmas, kurį reikia puoselėti tarpusavio santykiuose, ypač vedybiniuose. Sutelkdami dėmesį į gražius prisiminimus susijusius su jūsų sutuoktiniu ir bruožus, kurie privertė jį įsimylėti, leisite šios rūšies meiliai nuolat atgimti iš naujo. Draugiška meilė. Draugiška meilė gimsta tada, kai mes su kitu žmogumi dalijamės tais pačiais mėgstamais ir nemėgstamais dalykais, kai kada draugystė užsimezga labai lengvai, o įdėjus šiek tiek pastangų galima susidraugauti beveik su bet kuo. Draugystė santuokoje yra labai svarbus jos sėkmingumo garantas. Stenkitės su savo sutuoktiniu tapti draugais. Tiesiog kreipkite dėmesį vienas į kitą, sakykite vienas kitam komplimentus arba rodykite dėkingumą dėl to, ką jūsų sutuoktinis daro.
Leiskite jam pajusti, kad žinote, kaip jis jaučiasi, ir rodykite susidomėjimą tuo, kaip jis jaučiasi. Dovanokite dovanas, ypač nedidelės ir netikėtas. Vertinkite jį už tai, kad jis yra jūsų gyvenime. Klausykitės jo, nuolat apkabinkite ir lieskite be jokių seksualinių užuominų. Viešai jį palaikykite. Jei taip darysite, tarp jūsų įsiliepsnos draugiška meilė. Lytinė meilė. Nors apie lytinę meilę dar kalbėsime plačiau, reikia pabrėžti, kad šios rūšies meilė nepaprastai svarbi sveikai santuokai išlaikyti ir yra tarsi santykių apvalymas. Sutuoktiniai turi stengtis išsaugoti vienas kitam laukinę aistrą, kitaip meilė mirs. Ir nors iš šalies žiūrint jūsų santykiai atrodys normalūs, jūs žinosite ir pripažinsite, jei išdrįsite savo nemeluoti, kad jūsų santuoka iš lėto irsta. Įsipareigojanti meilė. Dievas nori, kad mes įsipareigotume išlyginti santykių raukšles savo santuokoje. Šventame rašte sakoma, kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Dievas ragina mus įsipareigoti daryti viską, ką galime, kad santykiuose išlaikytume taiką ir ramybę. Verčiant šventąjį raštą parašytą senąją graikų kalba, reikšmė įsipareigoti suteikiama sudurtiniam žodžiui, kuris iš esmės apibūdina deponavimo veiksmą. Pavyzdžiui, pinigų atidavimą į banką, juos saugoti. Mes deponuojame pinigus ir paliekame juos banke tol, kol mums prireikia juos išsiimti, kad galėtume vykdyti finansinius įsipareigojimus. Įsipareigoti vedybinių santykių prasme tai nuspręsti nuolatos dėti indėlius į gyvenimą su žmogumi, su kuriuo susituokėte. Tačiau tai padaryti tampa labai sunku, jei sutuoktinis, gaudamas meilės ir gerumo depozitus, atsisako ką nors duoti. Įsivaizduokite, kad jūs ilgą laiką vaikštote į banką, dėdami indėlį po indėlio. Atsiradus finansiniam poreikiui, jūs vėl nueinate į banką, kad išsiimtumėte šiek tiek pinigų. Bet bankas jūs informuoja, kad jis tik priima indėlius, o jo atsiimti neleidžia. Jei būtumėte tai žinoję iš pat pradžių, niekad nebūtumėte įdėję pirmo indėlio. O dabar pagalvokite, kaip jaustumėtės, jei bankas jūs dar kartą įžeistų, siūlydamas ir ateityje su juo bendradarbiauti. Tikriausiai pakeistumėte banką. Panašiai elgiasi ir daugelis žmonių. Santykiuose jie vadovaujasi principu, priimu indėlius, bet jų negrąžinu. Jie jaučiasi labai patenkinti gaudami vieną emocinį depozitą po kito. Bet kai reikia sulaukti šiek tiek dėmesio iš jų, jie neparodo noro ką nors duoti. Gyvenant su tokiu sutuoktiniu, kyla natūralus troškimas pakeisti banką, atsikratyti sutuoktinio, paieškoti tinkamesnio partnerio. Žmogiškos meilės ribos. Įsidėmėkite, kad šios žmogiškos meilės rūšys – prieraiši meilė, draugiška meilė, lytinė meilė ir įsipareigojanti meilė – semiasi įkvėpimo iš žmonių, kuriuos mylime, kai mes sutelkiame į juos dėmesį, sudarydami sąlygas gimti meiliai. Jei žmogus žavus ir mielas, jis sukelia mumise prieraišią meilę. Jei žmogus mėgsta tai, ką mėgstate jūs, greitai įsižiebia draugiška meilė. Jei jūsų akį patraukia seksuali, gerai atrodanti būtybė, jūs užvaldo lytinė meilė. Tačiau bėdos kyla tada, kai mylimas žmogus ima keistis. Vaikiškas meilumas dingsta prasidėjus paauglystei. Vyro seksualumas mažėja jam senstant arba užleidžia vietą alaus pilvukui. Žmona ima domėtis ir skirti daug laiko pomėgiams, kurie jos vyrui atrodo nuobodus, kaip tik tada žmogiška meilė pradeda blėsti. Natūrali žmogiška meilė yra kontraktinis susitarimas. Jūs elgiatės tam tikrų būdų, atrodate taip, o ne kitaip, mėgstate tam tikrus dalykus ir už tai esate mylimi. Tačiau jeigu jūs pasikeisite, vieną dieną galite pamatyti, jog jūs jau nebemylimas. Žmogiška meilė yra sąlygiška. Dieviška meilė. Dar egzistuoja dieviška meilė. Pagrindinis skirtumas tarp dieviškos meilės ir natūralios žmogiškos meilės yra tas, jog dieviška meilė grindžiama sandora, o ne kontraktu.
Sandora yra kažkas panašaus į testamentą. Rašydamas jį asmuo apibūdina dovanas, kurias paliks mylimiems žmonėms po savo mirties. Akivaizdu, jis dovanoja jas nenorėdamas ką nors gauti, nes išeis iš šio pasaulio dar prieš tai, kai dovanos bus išdalytos. Tai besąlyginis veiksmas. Dovanos yra pasiūlomos asmeniui mirus. Jis neturi garantijų, kad žmonės priims jo dovanas arba kad jie atsilygins jam už meilę, įkurdami jo atminimo fondą ar minėdami jį gerų žodžių. Net jei jo pasirinkti gavėjai parodys neapykantą savo geradariui ir atmes jo dovanas, mirusysis negalės jų atsiimti, jo jau nebebus. Jis yra visiškai įsipareigojęs mylimiems žmonėms dar prieš įvykdant gerumo aktą. Tai norų pagristos meilės pavyzdys. Ir jis iliustruoja sandorišką Dievo elgesį su žmonija. Dievo gerumas, jo meilė mums visada grindžiama įsipareigojimu ir sandora. Mums gyvenantiems vakarų pasaulyje sunku suprasti sandoros savoką, nes mes esame orientuoti į kontraktą. Sandoros negalima nutraukti kaip kontrakto. Miręs žmogus nebegali pakeisti savo testamento. Kai sandora įsigalioja, ji nebekeičiama. Sandora nėra abipusė nauda. Sandora yra tik vieno žmogaus besąlyginis įsipareigojimas, nes jis atiduoda visus 100%. Kita sandoros pusė yra gavėjas. Jis arba ji tik reaguoja į sandoros siūlomą naudą. Įsidėmėkite, Dievo meilė mums grindžiama sandora, o ne kontraktu. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. Dievas tai padarė, neturėdamas jokių garantijų, kad kas nors priims jo auką. Jis atidavė viską, ką turėjo Kalvarijoje, visus 100%. Prisiminkite naktį, kai Jėzus buvo išduotas. Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną, padėkojęs, laužė ir tarė: Tai yra mano kūnas, už jūs atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Jis kalbėjo apie savo mirtį, jis norėjo pasakyti, kad jo nukankintas kūnas ir pralietas kraujas nuties kelius į naująją sandorą. Tai buvo Jėzaus testamentas. Štai dėl ko Jėzus mirė. Kiekvienas Dievo gerumo aktas, kada nors atliktas dėl žmonijos, buvo grindžiamas sandora pradedančia Jėzaus Kristaus mirtimi. Dievas myli mus nenutrūkstamai ir negrįžtamai, ir jo meilė niekada neišseks. Įsikūnijusi meilė. Kai Jėzus paskelbė, kad Dievas pažadėjo sujungti porą santuokos saitais, jis kalbėjo apie tai, kad Dievas apsigyvena žmogaus sieloje. Paulius pasakė, kad tikintieji iš tikrųjų tampa šventosios dvasios šventykla. Tai reiškia, kad žmogaus esybė susimaišo su Dievo meile, Dievas įsikūnija tikinčiųjų širdise. Įsikūnijimas tai būdas, kuriuo Dievas išreiškia save šitame pasaulyje per žmones. Štai kodėl Paulius sakė, kad Dievo meilė išlieta mūsų širdise šventosios dvasios, kuri mums duota. Jei tikite Jėzumi Kristumi, jūsų širdis prisipildys tokios pačios meilės, kokią Dievas jaučia pasauliui. Jėzus maldavo Tėvo: Aš paskelbiau tavo vardą ir dar skelbsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose. Ši eilutė leidžia padaryti nepaneigiamą išvadą, kad Kristaus sekėjai dega tą meilę, kurią myli Dievas. Norėdami pajusti Dievo pagalbą, bendrame gyvenimo kelyje pirmiausia turime išmokti parodyti šios rūšies meilę savo santuokoje. Jūs ir aš turime mylėti savo sutuoktinius Dievo meilę besąlygiškai. Mūsų gerumo ir meilės veiksmai negali priklausyti nuo to, ar sutuoktiniai atsako juos taip, kaip mes norėtume. Tai būtų kontraktinė meilė. Tu man, aš tau. Meilė, kurią mes turime skleisti, grindžiama sandora, o ne kontraktu. Nors tokiai meiliai irgi reikia atsako, įrodoma be jokių garantijų.
Akivaizdu, kad tai bauginantis užsiėmimas, sudarantis galimybę žmonėms mus išnaudoti. Tačiau tokia meilė yra pasiaukojanti. Vien tik žmogiška meilė negali to padaryti. Ji truputį duoda ir laukia atsako. Jeigu jo nėra, meilė baigėsi. Visos mūsų aptartos žmogiškos meilės formos – prieraiši meilė, draugiška meilė, lytinė meilė ir įsipareigojanti meilė – paprasčiausiai yra atsakas į išorinius stimulus. Tai ne ta meilė, kurią mes degame nepriklausomai nuo mylimo žmogaus. Išvystame patrauklų priešingos lyties asmenį, atsiranda galimybė gimti lytiniai meiliai. Pamatome nekaltą ar švelnią būtybę ir atsiranda galimybė pražysti prieraišiai meiliai. Iš mūsų nereikalaujama jokių pasiaukojimų pastangų. Mums su kitu žmogumi tie patys dalykai patinka ir nepatinka, taigi jaučiame draugišką meilę, kaip paprasta. Tačiau šių rūšių meilė išblėsta, kai mylimo žmogaus elgesys, privertęs jį įsimylėti, pasikeičia. Mylėti žmogų, kuris nepasižymi meilės jausmą skatinančiais bruožais, reikia pasiaukojimo. Pasiaukojimas yra sandoriškos meilės pagrindas. Kad sandoriška meilė įgautų galią, kas nors turi mirti. Jėzus tai padarė dėl mūsų santykių su Dievu, o kas ryžtųsi tai padaryti dėl tarpusavio santykių? Jūs ir aš, žinoma. Testamentas negalioja, kol jį sudaręs asmuo yra gyvas. Jei ketinate užmegzti santykius su Dievu, santykius, kurių pagrindas yra sandora, turėsite išmokti mirti patys savo. Tiksliau sakant, atsisakyti savanaudiškumo. Didysis apaštalas Paulius pasakė, aš kasdien mirštu, o jis net nebuvo vedęs. Kai kurie vedę žmonės turi mirti kas 4 valandos, kad nugalėtų savo egoizmą. Prieš tai, kai kam nors padarysite gerą darbą, įsitikinkite, kad jūs veikiate visai nesavanaudiškai, kad tai darote ne dėl atsako, kas būdinga kontraktiniai meiliai. Jeigu jūs mirėte, jums neberūpės, sulauksite atsako į savo veiksmus ar ne. Dievas nori jūs nužudyti, žinoma, ne fiziškai. Nuostabu, kaip dažnai Jėzus kalbėjo apie poreikį mirti mūsų savanaudiškai prigimčiai. Imkite savo kryžių. Išsižadėkite savo gyvenimo. Jei paliksite savo gyvenimą dėl manęs, rasite jį iš naujo. Jis net pateikė mums paprastą parabolę. Iš tiesų sakau jums, jei kviečio grūdas kritęs į žemę nemirs, jis liks vienas, o jei mirs, jis duos gausių vaisių. Jėzus mus mokė, kad pats tikriausias būdas likti vieniems, neleisti mirti savo savanaudiškai prigimčiai. Bet jeigu noriai išsižadėsime savanaudiškumo, patirsime naują gyvenimą. Jis jūs pakylės. Dievas žada palaiminti tuos, kurie atiduoda savo gyvenimą. Kai Jėzus atsisakė ginti savo teises ir pasirinko mirti ant kryžiaus, atrodė, kad jis pralaimėjo. Tačiau kaip tik toks pasiaukojimas leido Dievui suteikti jo gyvenimui prasmę. Todėl, nes Jėzus pasiaukojo ir Dievas jį išaukštino. Tuomet, kai leidžiate savo savanaudiškumui mirti, gali apimti jausmas, kad esate išnaudojami. Tačiau atsitiks visai priešingas dalykas, jei padarysite tai, kreipdamiesi į Dievo maldą. Dievas jūs pakylės ir jūs nebūsite išnaudojami. Kai jūs atsisakote elgti savanaudiškai ir pasirenkate duoti kitam žmogui užuot ėmę, išlaisvinate Dievo galią sujungti jūs santuokoje. Šventajame rašte raginama: ir visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Jeigu jūs nuolat konfliktuojate, tai yra vienas galingiausių veiksmų, kurį galite padaryti, kad jūsų santuoka taptų laiminga. Jeigu jūs nuolat konfliktuojate, tai yra vienas galingiausių veiksmų, kurį galite padaryti, kad jūsų santuoka taptų laiminga. Jei norite, kad Dievas palaimintų jūsų santuoką, turite mirti savo arba įsipareigoti gyventi gyvenime, kuriame nėra vietos savanaudiškumui.
Gera naujiena ta, kad santuokai paversti sandorinę užtenka vieno žmogaus. Neprašykite Dievo pakeisti kitus, kad jie pradėtų geriau su jumis elgtis. Prašykite Dievo, kad jis padėtų jums susitaikyti su jūsų mirtimi ir tada jums neberūpės, kaip kitas žmogus su jumis elgesi. Dieviška meilė leidžia duoti nepriklausomai nuo to, kaip kiti žmonės keičiasi ir ką jie daro. Dieviška meilė duoda absoliučiai viską. Miręs žmogus su savimi negali pasimti nieko, jis viską atiduoda. Mylėti be jokių sąlygų yra mylėti taip, kaip myli Dievas. Jei sušuksite, aš negaliu to padaryti, būsite teisūs, bet Dievas niekada ir nesitikėjo, kad mes tai galime padaryti, pasitelkę vien tik savo žmogišką galią. Krikščionybė yra ne tiek mūsų atsakomybė, kiek atsakas į Dievo gebėjimą. Įsakydamas mums, jis kartu įgalina mus, suteikia mums energijos tai padaryti. Jis žada padaryti mus tinkamus viskam, kas gera, įdant vykdytume jo valią, ten nuveikia mumise, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius. Paulius tvirtino, nes Dievas iš savo palankumo skatina jūs trokšti ir veikti. Mums patiems gali neužtekti stiprybės įsipareigoti mylėti su nesilpstančiu atkaklumu ir jėga, bet Dievas žada padėti mums, jei besąlygiškai mylėdami kitą žmogų, įprasime žvelgti į jį, o ne į save. Tarpusavio sąveikos principas. Nors dieviška meilė savo prigimtimi nėra kontraktinė ir nereikalauja atsako, ji jo tikisi, nes pradeda veikti tarpusavio sąveikos principas arba dualumo dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis teigia, kad kiekvienam veiksmui yra lygi, bet priešinga reakcija. Šiuo principu, pavyzdžiui, paremtas reaktyvinio lėktuvo veikimas. Per galinę variklio angą išstumtas karstas oras sukuria lygų, bet priešingą stumtelėjimą, varantį lėktuvą pirmyn. Jėzus parodė, kaip šis principas veikia ir mūsų tarpusavio santykiuose. Neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, atleiskite ir jums bus duota, ir jums bus atleista, duokite ir jums bus duota. Paprasčiau kalbant, jeigu jūs kam nors nusišypsosite, jis arba ji greičiausiai irgi jums nusišypsos. Jeigu jūs kam nors smoksite, didelė tikimybė, kad tas žmogus irgi jums smoks. Jeigu jūs parodysite gerumą, be jokios abejonės ir patys jo sulauksite. Jei visų atžvilgių būsite nusiteikę kritiškai, galite ir iš kitų tikėtis kritiško vertinimo. Jei tiesa, kad kiekvienam veiksmui yra lygi, bet priešinga reakcija, duodami pirmi galite laimėti. Jūsų dovana virs veiksmų reikalaujančių lygios, bet priešingos reakcijos. Pavyzdžiui, ūkininkas remiasi tarpusavio sąveikos principu. Jis gali arba pirmas duoti savo laukui, nulemdamas jo likimą tuo, ką jame sodina, arba laukti ir žiūrėti, ką laukas jam duos pats savaime. Jeigu santykiuose su kitais žmonėmis būsite pasyvus, kitus žmonės veiksite lygiai taip pat, kaip būsite veikiami jų. Sutarsite tik su tais, kurie pirmieji parodys norą sutarti su jumis. Patiksite tik tiems, kurie pirmieji sugebės patikti jums. Jūs negalėsite pasirinkti draugų, nes susidraugausite tik su tais, kurie pirmieji pabandys susidraugauti su jumis. Jeigu reaguosite tik tada, kai kiti žmonės pirmieji parodys kokias nors į jūs nukreiptas pastangas, tapsite visiškai priklausomi nuo tų žmonių nuotaikų, svyravimų ir veiksmų. Aš manau, kad Jėzus apie tai pasakė, palaimingiau duoti negu imti, nes taip jūs įgaunate galią kontroliuoti. Perpratę tarpusavio sąveikos principą galite priversti įveikti jūsų naudai. Būdami pirmieji, kurie duoda, galite nulemti bet kokius santykius. Mano jaunesnysis brolis Edas pasakojo, kaip jis užkariavo savo žmonos Geilės širdį. Iš pradžių ji visiškai manim nesidomėjo ir nesistengė su manim užmegzti santykių. Aš buvau suinteresuota šalis, bet aš nelaukiau, kol ji pirmoji atkreips į mane dėmesį. Tiesiog pradėjau atakuoti ją, pasitelkęs visą nuoširdumą, atvirumą, įrodydamas begalinį susižavėjimą. Iš pradžių jutau pasipriešinimą, bet tai manęs nesustabdė. Tiesiog nekreipiau į tai dėmesio.
Aš jos nepersekiojau, bet nesilioviau rodyti jai dėmesį, kol ji atsakė ir tada laimėjau jos širdį. Kai žmonės nepriima mūsų dovanojimo gerumo, mes jaučiame tai ir mums natūraliai kyla noras pasitraukti. Bet jeigu jūs nepasiduosite, nors buvote paniekinti ar ignoruojami ir nekreipsite dėmesio į atsakomosios reakcijos nebuvimą, ar net neigiamą atsakomąją reakciją, jūsų geranoriški veiksmai galiausiai duos rezultatų ir jūs sulauksite palankaus atsako. Nesavanaudiškas davimas leidžia išlikti aktyviąją tarpusavio sąveikos principo. Pagristo veiksmo ir atoveiksmio jėgomis puse. Tačiau lengviau apie tai kalbėti, negu padaryti. Ypač jei tarpusavio santykiai vidutiniški ar net blogi. Kai kurie žmonės gali būti tokie bjaurybės, kad sunku susilaikyti neigiamai juos nereagavus. Šiems žmonėms įtarumas, kritiškas nusiteikimas, pyktis, priešinimas ir nepasitenkinimas yra tapęs gyvenimo norma. Jei esate susituokę su tokiu žmogumi, jausite nenumaldomą norą atsakyti tokiomis pačiomis niekšybėmis, kokias jis krečia jums. Kartais mes esame per silpni atsilaikyti prieš negatyvumo srautą. Daugelis tikinčiųjų net nepagalvoja, kad pasinaudodami savo tikėjimu į Dievą, gali padėti savo nuslopinti žalingą reakciją, kuri natūraliai kyla tada, kai pasijuntame neigiamai vertinami. Bėda ta, kad gerumas, švelnumas, rūpestingumas, atlaidumas ir nesavanaudiškumas yra krikščioniški bruožai, kurie pasireiškia nevienodai. Daugeliu šie bruožai dar netapo gyvenimo būdu. Daugelis tik baigia pradinę mokyklą, bet jiems dažnai reikia susidurti su vyrais ir moterimis, kurie turi daktaro laipsnį niekšiškumo srityje. Taigi šie besivystantis tikintieji pradeda gana gražiai ir puolami kurį laiką išlieka gerais krikščionimis, bet labai greitai netenka energijos ir noro tai daryti. Tada jie vėl grįžta prie gynimosi taktikos, kuria vadovavosi savo gyvenime prieš atrasdami Kristų. Liūdna, kad netikintieji ima manyti, jo gerumas, kuris taip skubiai buvo pakeistas senuoju geruoju savanaudiškumu ir pykčiu, buvo tik šventeiviška veidmainystė. Bet net jei ir nesame tobuli, Dievas mums pažadėjo, kad galime nugalėti piktą gerumu. Mes neturime pralaimėti kovoje su blogais žmonėmis. Už jų baisių veiksmų ir požiūrio slypintis blogis galiausiai bus įveiktas, jei mes remsimės dievišką meilę, kurią mūsų širdise pasėjo šventoji dvasia. Šventajame rašte raginama, nepailskime daryti gerą, jei neaptinksime, atėjus metui pjausime derlių. Reikia didelės ištvermės, kad išliktum stiprus šiame veiksmo ir atoveiksmio cikle. Kai jūs siejate gerumą, piktas žmogus sieja blogį. Kai jūs atsisakote reaguoti į blogus veiksmus, jis atsisako į gerus veiksmus. Bet blogiausia tai, kad jūsų gerumas piktą žmogų paprastai paskatina būti dar bjauresnį. Tai kova dėl kontrolės. Klausimas, kas laimės. Iš jūsų spinduliuojantis gėris ar iš jos sklindantis blogis. Gėris visada nugali, jei jis yra nuolat skleidžiamas pakankamai ilgą laiką. Kaip ilgai? Tai daugiausia priklauso nuo to, ar labai nesukalbamas yra jūsų mylimas žmogus. Kai kurie žmonės yra tikrai užsispyrę, todėl gali šiek tiek užtrukti, kol jie pakeis savo požiūrį. Dieviškos meilės anatomija. Pasinaudokime progą ir detaliau paanalizuokime dievišką meilę. Kaip sužinoti, kokia ji yra, į ką ji panaši ir kaip veikia. Dieviška meilė yra kur kas daugiau negu prieraiši meilė ir draugiška meilė. Ji aplenkia lytinę meilę ir įsipareigojančią meilę. Graikiškas žodis, kurį šventajame rašte apibūdina dievišką meilę, yra agapė. Iš tikrųjų jis reiškia aktyvią meilę, kurioje aukštesnis pakylėja žemesnį, meilę, kuri padeda kitiems. Agapė yra graikiškas žodis, nusakantis Dievo sandorinę meilę. Biblinė prasme tai nesavanaudiška, duodanti meilė, priklausoma ne nuo žmogaus, kuris yra mylimas, bet nuo žmogaus, kuris myli. Tai inicijuojanti, o ne tik atsakanti meilė. Agapė esmė geriausiai atskleidžiama 1 laiško Korintiečiams 13 skyriuje garsiajame himne meilė. Meilė trunka amžinai.
Meilė yra kantri, meilė yra maloninga, ji niekada nepavydi ir nepavyduliauja, ji nepagirūniška ir netuščiagarbė. Meilė nėra arogantiška, ji nesididžiuoja ir nesipuikuoja, ji nėra šiurkšti ir nesielgia netinkamai. Meilė, Dievo meilė mumise, nesistengia bet kokią kainą pasiekti savo ir neieško naudos, nes ji nesavanaudė. Ji nėra įžeidi, irzli ar pagiežinga. Ji nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė bei skriauda ir su džiaugsmu pritarė tiesai. Meilė visą pakelia, visada yra pasirengus patikėti žmogaus gerumu, viskuo vylėsi ir visą ištveria. Kad ir kas atsitiktų, niekiek nesilpdama, meilė niekada nepasiduoda. Atidžiau žvilgterkime į šį meilės aprašymą. Meilė trunka amžinai. Tai reiškia, kad jūs atsisakote keisti savo nusistatymą kito žmogaus atžvilgiu, net jeigu jaučiate spaudimą tai padaryti. Jūs neišsižadate savo įsipareigojimo kitam žmogui, net jei tai reiškia, kad jūs nukentėsite. Jūs liekate tvirti ir ištikimi. Meilė yra kantri. Būti kantriam reiškia ramiai ir nesiskundžiant iškęsti visus skausmus ir vargus, kuriuos jums sukelia kitas žmogus. Šį išbandymą ne visi išlaiko. Jūs turite rodyti pakantumą ir susivaldymą net tada, kai esate provokuojami ar jaučiate įtampą. Tai reiškia, kad jūs negalite skubotai ir karštai reaguoti į tai, ką kiti daro, ar į tai, ko jiems nepavyksta padaryti. Turite išlikti tvirti, nepaisant pasipriešinimo, sunkumų ir nelaimių. Turite pajėgti ir norėti ištverti kitų žmonių nedėmesingumą, šiurkštumą ir nepastovumą. Agapė meilė tai daro. Galite patys įsitikinti, kad šios rūšies meilė padeda išsaugoti santykius. Meilė yra maloninga. Visiems patinka geranoriškumas ir visus traukia malonūs žmonės. Jei esate maloningi kitiems žmonėms, vadinasi, esate prie jų prisirišę ir juos mylite, mokate užjausti, esate pasirengę padėti ir rūpintis, rūpestingumas yra troškimas daryti kitiems žmonėms paslaugas. Būti maloningiems reiškia būti pakantiems, tai reiškia, kad jūs esate kilniaširdžiai žmonės, jaučiantis pareigą suteikti kitiems paguodą ir malonumą. Tokį geranoriškumą mums įkvėpė šventoji dvasia. Meilė niekada nepavydi. Kai jūs pavydite, jaučiate skausmingą suvokimą, kad kas nors kitas yra už jūs pranašesnis ir esate užvaldyti troškimo įgyti tokį pat pranašumą. Dieviška meilė nepavydi to, ką turi kiti. Ir nepavyduliauja. Nors žodžiai pavydas ir pavyduliavimas dažnai laikomi sinonimais, jų reikšmės šiek tiek skiriasi. Žodžiu pavydas apibūdinamas tik gerybių, kurias turi kitas žmogus troškimas, o žodis pavyduliavimas daugiau reiškia konkurencijos jausmą, kurį tarp dviejų žmonių sukelia tų gerybių turėjimas. Pavyduliavimas dažnai priverčia žmogų uoliai siekti ko nors tik tam, kad aplenktų kitus. Šis jausmas tarp dviejų žmonių dažnai gimdo nepasitikėjimą, įtarumą ir pyktį. Agapė meilė nepavyduliauja. Meilė nepagirūniška ir netuščiagarbė. Būti pagirūnu ir tuščiagarbiu reiškia apipilti save nepelnytomis pagiromis ir liaupsėmis. Sena žydų patarlė moko: tegu kitas giria, o ne tavo paties burna, kas nors kitas, o ne tavo paties lūpos. Girimasis yra bandymas atkreipti dėmesį į savo veiksmą ar turimą daiktą, kad atrodytume geresni negu aplink jūs esantys žmonės. Girimasis paprastai yra kasdienės sėkmės išpūtimas, siekiant įgyti daugiau pranašumo kitų akise. Giriamasi taip pat norint pažeminti kitus. Žmonės, kurie myli agapę meilę, nesistengia atkreipti dėmesio į save, jiems svarbiau yra jų mylimieji. Meilė nėra arogantiška, ji nesididžiuoja ir nesipuikuoja. Būti išpuikusiam ir arogantiškam reiškia perdėtai vertinti savo gerąsias savybes ir pranašumus. Išpuikimas paprastai gimdo netoleranciją kitiems žmonėms, jų mintims ir norams.
Išpuikėliai greitai pradeda manyti, kad jie vieninteliai visada yra teisūs ir atsisako spręsti bet kokį tarpusavio konfliktą, nes yra įsitikinę, kad nė kiek neprisidėjo prie jo kilimo. Meilė nėra šiurkšti ir nesielgia netinkamai. Elgdamiesi šiurkščiai, jūs nepaisote to, kaip jūsų elgesys paveiks aplinkinius. Jūs esate grūbus, tačiokai ir storžieviai. Šiurkštus žmonės nesistengia keisti savo manierų ir būti kitiems mandagesni bei pagarbesni. Jie patys savo atrodo svarbiausi. Todėl jie dažnai yra agresyvūs ir neišauklėti. Tokie žmonės net gali manyti, kad jų šiurkštumas yra jų jėga, pagrįsta atvirumu ir nuoširdumu. Tačiau meilė nėra grubi ar vulgari, ji nėra storžieviška ar atžari. Ji vertina kitus žmonės ir skatina su jais elgtis jautriai, pagarbiai ir paslaugiai. Meilė, Dievo meilė mumise nesistengia bet kokią kainą pasiekti savo ir neieško naudos, nes ji nesavanaudė. Nors šis teiginys atrodo aiškus, dar kartą apie jį pamastykime. Daugelis žmonių kovoja už save ir savo teisės, nekreipdami dėmesio į tai, kad šioje kovoje gali nukentėti kiti. Tačiau agapė meilė netokia. Meilė nėra įžeidi. Daugelis žmonių yra įžeidus, nes jie turi neįtikėtinai žemą savivertę. Tokie žmonės įsižeidžia esant menkiausiai galimybei. Jie yra nepaprastai jautrus ir dažnai lygoistai reaguoja į tai, į ką kiti žiūri pro pirštus. Įžeidus žmonės varo aplinkinius iš proto, nes su jais reikia elgtis ypač taktiškai, jautriai ir apgalvotai, o kilus konfliktui negalima būti atviriems. Dieviška meilė nepripažįsta įžeidumo. Meilė nėra irzli. Viduramžių Anglijoje žodis fret, susierzinti, nervintis, reiškia suryti, sugraužti. Šiandien jis vartojamas nusakyti dvasiniai būsenai, kai įtampa dėl kokio nors įvykio ar žmogaus kankina tol, kol išsenka visos emocinės jėgos. Irzlūs žmonės nervinasi dėl padaryto veiksmo, pasakyto žodžio, mesto žvilgsnio, neišsipildyto pažado, kol netenka pusiausvyros. Tokie žmonės jaudinasi, kol sugraužia savo sveikatą. Meilė nėra pagiežinga. Būti pagiežingam reiškia nuolat jausti piktą nepasitenkinimą dėl to, kas buvo palaikyta neteisybė, įžeidimu ar skriauda. Pagiežingi žmonės niekad neužmirš to, ką jūs jiems padarėte. Tokie žmonės ilgai nešiojasi nuoskaudą savo širdyje. Meilė nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga. Tai vienas geriausių būdų patikrinti, ar meilė, kuri jūs degina, yra agapė. Jeigu pasiduodate piktumui ir imsite kreipti dėmesį į tai, ką bloga žmonės jums padarė ir kaip jie jūs nuvylė, jūs niekada nepatirsite dieviškos meilės. Prieš priimdami krikščionišką įtikėjimą, jūs ir aš kadaise buvome priešiškai nusiteikę to, ko norėjo Dievas atžvilgiu. Bet Dievas nekreipė dėmesio į mūsų įžeidimus ir užgaulės, Jėzus stojo į mūsų vietą, todėl Dievas nenubaudė mūsų taip, kaip mes to nusipelnėme. Kai jumise apsigyvena šventoji dvasia, jūsų širdis prisipildo agapę meilės ir jūs nepastebite, kad kiti jūs nuvilia. Meilė nesidžiaugia neteisybė bei skriauda ir su džiaugsmu pritarė tiesai. Ar įsivaizduojate, kiek žmonių džiūgauja, kai triumfuoja blogis ir kas nors negerai atsitinka kitiems? Jie gavo tai, ko nusipelnė. Dieviškai meiliai tai svetima. Ji džiaugiasi tada, kai žmogaus gyvenimą nušviečia Dievo tiesa, o ne tada, kai jis baudžiamas už savo nuodėmes. Meilė visą pakelia. Turbūt girdėjote žmonės skundžiatis. Aš nebegaliu daugiau to pakelti, o meilė gali. Aš daugiau nebegaliu pakęsti savo sutuoktinio, o meilė gali. Užuot pasidavę savo natūralioms žmogiškoms reakcijoms, turime išmokti atsiduoti meiliai, kuri visą pakelia. Meilė visada yra pasirengusi patikėti žmogaus gerumu. Mes iš prigimties esame linkę tikėti tuo, kad žmonės yra blogi. Prisiminkite šios žodžius, kai kas nors ima piktdžiugiškai skleisti paskalas apie krikščionių lyderius arba dar apie ką nors. Net kai tai liečia mūsų artimuosius sutuoktinius, vaikus ar tikinčius draugus, mes linkę patikėti tuo, kad jie pasakė ar padarė ką blogą.
Mes dažnai pasmerkėme kitus už jų elgesį ir jei pastebi bent mažiausią klaidą, iš karto nuteisėme. Tačiau dieviška meilė padeda mums patikėti kiekvieno žmogaus gerumu. Tikėjimas žmonių gerumu padeda jiems tapti tokiems nuostabiems, kokie jie iš tikrųjų gali būti. Vaikai turi augti mylinčioje aplinkoje. Jeigu jūs sutelksite dėmesį tik į neigiamas savo vaikų savybės ir niekada neparodysite, kad tikite jais, užaugę jie jausis nereikšmingi ir nieko neverti. Jeigu jais netikėsite jūs, jie patys netikės savimi, o jeigu jie netikės savimi, pralaimės gyvenimo kovoje. Reikia pasakyti, kad Dievas mus mato Kristuje. Mano manimu, jei jis sutelktų savo dėmesį į tai, kokie mes iš tikrųjų esame, į mūsų nepastovumą ir kvailumą, mes niekada neužaugtume, bet jis mato mus tokius, kokie mes galime būti. Dieviška meilė iš kiekvieno žmogaus tikisi geriausio. Meilė visko viliasi ir visą ištveria, niekiek nesilpdama. Turėti viltį reiškia puoselėti norą, tikintis, kad jis išsipildys. Šis dieviškos meilės aspektas verčia jūs laukti pozityvių pokyčių bendraujant su kitais žmonėmis, bet kokiomis aplinkybėmis. Žmogiška meilė priešingai baigėsi išgyvenusi keletą nusivylimų. Meilė niekada nepasiduoda. Jei įsileisite dievišką meilę į tarpusavio santykius, ji niekada nepasiduos. Jos padedami visada laimėsite. Agapė meilės veiksmai yra ne silpnybės, o didelės stiprybės apraiška. Ar įsivaizduojate, kokie laimingi būtų namai, jei juose viešpatautų tokia meilė, o jei bažnyčia būtų kupina tokios meilės? Paulius pasakė, Kristaus meilė valdo mus. Viena yra jausti agapę meilę kaip tikintiems Kristumi ir visiškai kas kita pasikliauti jį, kol jis rovena jumise ir valdo jūs. Jei mes pasinaudosime šiomis dieviškomis meilės apraiškomis, semdamiesi iš Dievo stiprybės, tikimybė, kad mūsų santykiai su kitais žmonėmis bus nesėkmingi, yra nulinė. Meilė niekada nepasiduoda. Negalima tikėtis, kad viskas bus tobula ir artimiausi žmonės niekada nenutrauks su mumis santykių. Bet tai nieko nereiškia. Daugybė žmonių išsižada Dievo, bet ne dėl to, kad dieviška meilė pasibaigė. Meilės himnas, kurį randame pirmojo laiško Korintiečiams 13 skyriuje, yra Dievo požiūrio į mus apibūdinimas. Jis taip pat moko, kaip turime žiūrėti į savo sutuoktinius, jei norime, kad Dievas sujungtų mus šventais santuokos saitais. Trečia dalis – seksas, melas ir internetas. 11 skyrius. Kuo čia dėtas seksas? Te pabučiuoja jis mane savo burnos pabučiavimu, nes tavo meilė geresnė už vyną. Saliamono giesmių giesmė 1:2. Pirmiausiai noriu pasveikinti visus vyrus, kurie nusprendė perskaityti mano knygą. Jei esate tikri vyrai, turbūt jūsų dėmesį patraukia kaip tik šis skyrius. Iš pradžių noriu paminėti, kad egzistuoja dvi grupės žmonių, kurie nepritarė mano požiūriui šiuo klausimu. Pirmieji yra akademinių sluoksnių atstovai, su jais turiu nemažai vargo, nes apie seksą kalbu labiau vaikiškai nei moksliškai. Nemėgstu apie jį šnekėti taip, lyg jis būtų sukurtas laboratorijoje ar sterilioje operacinėje. Aš nevartoju terminų vyriškas lytinis organas ar krūtis. Man labiau prie širdies buitiniai žodžiai pimpaliukas ir papai. Atsiprašau. Aš nesakau, kad kai kuriuos vyrus iš proto veda, atsiprašau, moters užpakaliukas, o tiesiai rėžiu, jog kai kurie vyrai nuleidžia tą pačią akimirką, kai pamato žmonos sėdynę. Tai nereiškia, kad aš stengiuosi pasirodyti vulgarus ar šiurkštus, nors dažnai esu tuo kaltinamas. Mano manimu, Dievas, kurdamas seksą, norėjo, kad jis būtų smagus. Todėl, jei man kalbant apie šį užsiėmimą žmonės pradeda kikenti, puiku, bet aš nesu mokslininkas ir niekad netvirtinau juo esantis.
Kitai grupiai, kuri irgi žeidžia mano kalbos, priklauso pernelyg drovūs religingi žmonės. Rašydama šią temą jaučiuosi labai pažangus ir drąsus, ypač turint omenyje, kad esu pastorius. Daugelis dvasininkų mirtinai bijo kalbėti apie seksą. Viena pastoriaus žmona, turėjusi kalbinti mane radijo laidoje, paklausė: juk jūs nevartosite žodžio iš S raidės, tiesa? Iš pradžių net nesupratau, apie ką jis šneka. Tiesą sakant, pirmas atėjęs man į galvą žodis iš S raidės buvo šit. Mėšlas šūdas. Ir tik vėliau man toptelėjo, kad jį omenyje turėjo žodis seksas. Dieve mano, kai kuriems žmonėms ši tema tokia nemaloni, kad jie greičiau nusikas liežuvį, neištars žodį seksas. Daugelis pastorių mieliau vartoja žodį intimumas. Aš dažnai pasvarstau, ar ne šis optimistinis požiūris kaltas dėl to, kad 50% krikščionių vyrų domisi pornografija, krikščionys paaugliai pradeda anksčiau užsiiminėti seksu ir paauglės dažniau pastoja, neištikimybė tarp bažnyčios narių tampa kasdieniu reiškiniu, krikščioniškose šeimose vis dažniau susergama lytiniu būdu plintančiomis ligomis. Galbūt taip yra dėl to, kad mes bijome ištarti žodžio seksas. Kai kuriuose religinėse sluoksniuose tai baiminamas iš šios temos, kad net neištarę šio žodžio gali nukentėti. Tulsoje, Oklahomos valstijoje, krikščioniškos radijos stoties vadovai uždraudė transliuoti mano laidą, nes aš jį pasakiau paraidžiui. Jūs teisingai išgirdote, aš tik išvardijau raides, iš kurių jis susideda. S-E-K-S-A-S. Man buvo pasakyta, kad laida kelia per daug diskusijų. Greičiausiai Oklahomoje žmonės nesimyli. Štai kodėl aš gyvenu Green Bay'uje, gyvenimas be sekso neįdomus. Dažnai sulaukiu nepritarimo iš kitų dvasininkų, nes apie seksą kalbu atvirai ir tiesiai. Manau, jie yra tvirtai įsitikinę, kad jų šventa priedermė šią temą kalbėti netiesiogiai išsisukinėjant ir vartojant juokingą religinę simboliką. Tačiau Dievo sekso tema niekiek netrikdė ir jam nereikėjo naudoti jokio intimumo šifro. Tiesą sakant, šventajame rašte yra tokių atvirų vietų, kad net aš jas skaitydamas nuraustu. Pažvelkite, kokią analogiją naudoja Visagalis, norėdamas pasakyti, kad žydų tauta buvo praradusi tikėjimą Dievu. Bet ji dar labiau gausino savo kekšystės, prisimindama jaunystės dienas, kai elgėsi kaip kekšė Egipto žemėje, geisdama tokių meilužių, kurių varpa buvo kaip asilų ir sėklos srūvis kaip eržilų. Taip, tu troškai savo jaunystės palaidumo, kai egiptiečiai glamonėjo tavo krūtinę ir glostė tavo jaunas krūtis. Ezechielio knyga, 23 skyrius, 19-21 eilutė. Po galais, aš turbūt būčiau pasirinkęs analogiją apie šunytį, nuolant sprunkantį iš namų, bet ne Dievas. Norėdamas parodyti Izraelio nedorumą, jis vartoja gana vaizdingas erotinės užuominas. Taigi nepasakokite man, kad Dievą trikdė sekso tema. Įdomu, kad Dievas, norėdamas pažymėti Izraelio vaikus kaip savo išrinktuosius, tam reikalui pasirinko penį. Aš, žinoma, turiu galvoje apipjaustymą. Tai atrodo gana keista. Nenumanau, kokia buvo Dievo argumentacija, bet turiu pripažinti, kad jis tikrai žinojo, kaip užkariauti vaikinų dėmesį. Ar galite įsivaizduoti Abraomo pranešantį apie naująjį planą visiems vyrams? Sveiki, vyručiai, ateikite čia. Sveikas, Abraomai, kas naujo? Turiu jums gerų naujienų. Dievas nusprendė, kad mes būsime jo išrinktieji. Puiku, jėga. Taip, ir žinot ką? Jis pažymės mus ypatingą žymę, kurios daugiau niekas neturės. Tikrai, ir kas tai? Tatuiruotė? Ne, tai ne tatuiruotė. Ypatingas kirpimas? Ne, ne kirpimas.
Na tai kas tada? Na, Dievas nori, kad mes, jis nori, kad mes, dėl Dievo žmogau, kokia tai žymė? Na, Dievas nori, kad mes nusipjautume savo pimpaliuko galiuką. Ką pasakei? Šie apipjaustymą idėja ankstyvojoje bažnyčioje kėlė daug nesutarimų. Mažai kas žino, bet iš tikro visi ankstyvieji krikščionys iš pradžių buvo žydai. Jie netikėjo, kad nežydų tautybės žmogus galėtų tapti krikščioniu. Tačiau galiausiai vis daugiau nežydų pradėjo priimti krikščionybę, todėl jie nusprendė, kad nežydas gali tapti krikščioniu, jei tik jis taps žydu. Kitaip tariant, jie reikalavo nežydų tautybės vyrus apsipjaustyti. Kalbu apie įklimpimą į religinės detalės. Pimpaliuko būklę jie ėmė laikyti jo širdies būklės rodikliu. Tačiau kitiems pimpaliukas neturėjo nieko bendro su širdimi. Toks požiūrių skirtumas sukėlė įnirtingus ginčus. Pasiklausykite, kokia yra apaštalo Pauliaus nuomonė šią temą. O kad jūsų kurstytojai visiškai nusipjautų. Tai yra tiesiog nupjautų visą savo pasididžiavimą. Laiškas Galatams 5 skyrius 10-12 eilutė. Oho! Kaip apaštalui gana stipriai pasakyta, ar jums taip neatrodo? Jis buvo toks įniršęs ant tų savo pimpaliukus apipjaustinėjančių vyrukų, kad palinkėjo visiškai juos nusirėžti. Galų gale apaštalai ir bažnyčios lyderiai šiam klausimui aptarti Jeruzalėje surengė didelį susirinkimą, kuriame nusprendė, kad norėdamas tapti krikščioniu, nebūtinai turi apsipjaustyti. Dėkokite Dievui už tai. Jau ir taip sunku priversti žmonės eiti į bažnyčią. Ir dar šiek tiek apie šį šventą dalyką. Dėl Dievo meilės krikščionis turi liautis vadinę seksą šventu. Dievas yra šventas, Jėzus yra šventas, dvasia yra šventa. Iš čia ir kilo pavadinimas šventoji dvasia. Tačiau mano penis niekada nebuvo ir niekada nebus šventas, o aš žinau, ką jie dabar pasakys, jog santuoka yra ypatingi saitai, kuriuos sukūrė Dievas ir taip toliau, bet pakaks tų šventų nesąmonių. Aš manau, kad dvasininkams patinka tokia terminologija todėl, kad ji leidžia jiems išsisukti ir nekalbėti su parapijiečiais apie seksą. Juk turime būti labai atsargūs šnekėdami apie tokį šventą dalyką. Baigėsi tuo, kad bažnyčia nuo šio labai svarbaus klausimo atsitvėrė tylos sieną. Leiskite man pasakyti, jog aš suprantu, kad daugelis yra per drovūs kalbėti apie seksą. O jei būsime nuoširdūs, tai ir juo užsiimti, dėl to, kad mūsų kultūroje seksualumu yra piktnaudžiaujama. Daugelis žmonių buvo ir tebėra seksualiai išnaudojami. Žinoma, mes gyvename kultūroje, kurioje dėl sekso einama iš proto ir padaroma daug blogų dalykų. Tačiau aš manau, kaip tik dėl to bažnyčia privalo spręsti šį klausimą atvirai ir nuoširdžiai. Pasakojime apie pasaulio sukūrimą pradinė nuodėmė turėjo kai ką bendra, bent jau iš dalies su švietimu. Šėtonas pasikvietė Adomą ir Ievą, kad jie pažintų gėrį ir blogį. Aišku, kad Dievas žinojo, kuo jie skiriasi, nes po to, kai pirmoji pora pasivaišino uždraustų vaisiumi, jis pasakė, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gerą ir piktą. Kadangi Dievas žinojo, kas yra gėris ir blogis, Adomas ir Ieva galėjo apie tai paklausti jo, užuot ieškoję žinių uždraustoje vietoje. Nuo to, kur jūs semiate žinių, priklauso tai, ką jūs sužinote. Esu įsitikinęs, kad jei Adomas ir Ieva apie gėrį ir blogį būtų išgirdę iš Dievo, būtų triumfavęs gėris. Kadangi jie apie tai sužinojo uždraustoje vietoje, triumfavo blogis. Ta pati galima pasakyti apie seksą. Jei žmonės apie seksą sužino tokiame kontekste, kuriame seksas yra draudžiamas, kai jis siejamas su geidulingumu ir ištvirkavimu, triumfuoja blogis. Ir priešingai, jei žmonės seksą pažįsta dieviškuoju požiūriu santuokos kontekste, nugali gėris. Tikra tragedija, kad bažnyčia šio klausimu tyli kaip vandens į burną prisisėmusi.
Mes verčiame žmonės įgyti žinių apie seksą iš visai kitokių šaltinių negu Dievas ir šventasis raštas. Taigi mūsų religinių bendruomenių vyrai, moteris ir paaugliai apie seksą sužino iš pasaulietinės kultūros apaštalų skelbiančio absurdą. Pabandykite įsijungti kabelinę televiziją po 11 valandos vakaro ir jūs tiesiog paskęsite seksualinėje dezinformacijoje. Šie pedagogai be jokių skrupulų kalba, ką nori, skatindami ne ką kitą, bet kaip seksualinį palaidumą, geidulingumą ir ištvirkimą. Bažnyčios nariai nuolatos girdi šią destruktyvę seksualinę dezinformaciją ir kai jie atsigręžia į bažnyčią, norėdami rasti jiems rūpimus atsakymus, susiduria su kurtinančia tyla arba sulaukia sterilių, nereikšmingų paaiškinimų, iš kurių tiek pat naudos, kaip ir iš kurtinančios tylos. Kaip bažnyčia gali skelbti tiesą ir panaikinti klaidingos informacijos, kuri mūsų kultūroje liejasi iš visų žiniasklaidos priemonių žalą. Jei mes leidžiame kalbėti tik vienai pusiai, bandome laimėti karą, atidavę visus ginklus priešui. Kodėl? Nes tikime, jog sekso tema yra kai kas, apie ką bažnyčia negali atvirai diskutuoti. Net tikėjimu paremtuose seminaruose santuokos klausimais seksas traktuojamas kaip kažkas, apie ką turėtų būti kalbama tik slaptai. Per daugelį krikščioniškų seminarų apie seksą su vyrais ir moterimis diskutuojama atskirai, kur mes esame, vidurinėje mokykloje. Tiesa ta, kad seksą sugalvojo Dievas ir Dievas visada turėjo puikių idėjų. Tai jis sukūrė mūsų kūnus taip, kad jie jaustų malonumą, liečiami ir glamonėjami. Tai jis sukūrė orgazmą beveik prilygstantį išėjimo iš kūno patirčiai. Seksas yra dieviška dovana. Šiek tiek istorijos, jei leisite. Ankstyvąją krikščionių bažnyčią sudarė tik žydai, tačiau ilgainiui ne judaizmo išpažinėjai skaičiumi pralenkė žydus ir bažnyčioje ėmė dominuoti ne žydų tautybės žmonės. Kadangi bažnyčia toliau vystėsi be brolių žydų, mes ėmėme kitaip suvokti Dievo planą ir santuokos reikšmė nustojome laikytis tūkstantmetinės žydų tradicijos, kurioje į seksą buvo žiūrima kaip į kažką dieviško ir nuostabaus. Kai pagonys atsisakė savo pagoniško tikėjimo ir prisijungė prie bažnyčios, jie seksą suprato tik kaip geidulį, ištvirkimą, iškrypimą, savanaudiškumą ir net smurtą. Pagonys seksą naudojo pačiais bjauriausiais būdais, kokiais tik galėjo sugalvoti. Kai žmonės ėmė atvirai atgailauti už savo nuodėmes ir buvo apkrikštyti, seksualinė nuodėmė tapo viena labiausiai išpažįstamų. Tačiau požiūris į seksą, kaip į kai ką nuostabaus, dingo kartu su žydiška tradicija ir krikščionių bažnyčia pradėjo amžius trunkančią kovą su juo. Istorija rodo, kad ankstyvosios bažnyčios vadovai, kunigai ir net popiežiai buvo vedę ir turėjo vaikų. Anksčiau į santuokinę ir fizinę meilę buvo žvelgiama teigiamai, tačiau laikui bėgant ir bažnyčiai vis labiau tolstant nuo savo žydiškų šaknų, seksą imta vertinti kaip kažką pagoniško ir nešvaraus. Vedusiems kunigams, norintiems laikyti mišias, buvo liepta neužsiiminėti seksu. Greitai seksas dvasininkams iš viso buvo uždraustas. Galiausiai iš kunigų ir vienuolių buvo pareikalauti duoti celibato įžadus, kad jų nesuterštų seksualinis kontaktas ir jie išliktų skaistus. Kai kurios religijos liepia bausti vyrus vien už tai, kad jie kalbėjo su moterimi, net jei ta moteris yra jų motina. Teologai pradėjo skelbti, kad seksas yra pradinio Dievo plano iškreipimas ir kad žmonės atsisukti į šį šlykštų aktą privertė Adomo ir Ievos nuodėmė. Jie manė, kad Dievas iš pradžių buvo sugalvojęs kitą dauginimosi būdą, pavyzdžiui, tam tikros formos apdulkinimą. Galiausiai šis fanatiškas požiūris paplito ir tarp pasauliečių. Susituokusios poros buvo raginamas vengti sekso penktadieniais ir iš pagarbos Kristaus mirčiai. Tada šeštadieniais iš pagarbos mergelei Marijai, paskui sekmadieniais iš pagarbos Kristaus prisikėlimui. Dar vėliau pirmadieniais iš pagarbos išėjusios sieloms,
Na, jūs supratote, ką noriu pasakyti. Atsirado žmonių, kurie net bandė gyventi santuokoje be sekso. Ar galite įsivaizduoti, kokia įtampa tvyrojo tokiuose namuose? Tai tęsiasi iki reformacijos, kada Martinas Liuteris nusprendė panaikinti celibato keltus reikalavimus dvasininkijai ir pats vedė buvusią vienuolę. Tačiau jį taip sukrėtė patirtas orgazmas, kad jis buvo įsitikinęs, jog vyrui ir moteriai atliekant lytinį aktą šventoji dvasia palieka kambarį. Jis net neįsivaizdavo, kad seksas yra toks galingas. Negatyvus požiūris į seksą, persmelkęs didžiąją dalį krikščionybės istorijos, visada buvo svetimas žydų mąstysenai. Knygoje Košerinis seksas rabinas Šmuelis Botičas rašo apie tai, kad žydai ortodoksai žiūri į seksualumą. Jis tvirtina, kad visi rabinai jaučia atsakomybę pamokyti jaunesnius vyrus būdų, kurie padėtų jų žmonoms patirti orgazmą. Rabinai pavertė moters organizmą kiekvieno žydo vyro pareiga. Nė vienam vyrui neleidžiama naudoti moters tik savo pačiam patenkinti. Ar galite įsivaizduoti, kad apie tai šnekučiuojate su savo pastoriumi? Nemanau. Daugelis dvasininkų greičiau numirs, negu kito žmogaus akivaizdoje ištars žodį penis ar vagina. Dėl šios priežasties jaunoms poroms susituokusioms bažnyčioje dažnai net į galvą neateina, kad seksas nėra tik asmeninis pasitenkinimas, todėl abu sutuoktiniai susitelkia tik į tai, kaip patiems pasiekti malonumą. Mintis, kad seksas turi tarnauti, iškelia jį virš gašlumo bei iškrypimo ir paverčia krikščioniškos pasaulėžiūros dalimi. Tačiau atrodo, kad šiuolaikinė bažnyčia negali užmiršti pagonybės iškraipimų ir beveik visiškai ignoruoja seksualinį gyvenimą. Panašu į alegoriją. Apaštalas Paulius, kalbėdamas apie seksualumą santuokoje, pavadino jį paslaptimi. Paulius rašė: todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu kūnu. Tai didis slėpinys, aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Santuokos sugretinimas su Kristumi ir bažnyčia rodo, koks šventas yra santuokos sakramentas. Vyro ir žmonos tarpusavio santykiuose bei meilėje yra kažkas, kas prilygsta Kristaus ir bažnyčios sąjungai bei meiliai. Dėl šios priežasties krikščioniška santuoka tampa savotiška alegorija. Tačiau atkreipkite dėmesį, kaip atvirai Paulius užsimena apie seksą. Frazė taps vienu kūnu yra tiesioginė užuomina į lytinį aktą. Paulius skelbia, kad tikrasis tapimas vienu kūnu aktas yra metaforiškas. Kodėl? Dievas Kristaus ir bažnyčios sąjungai apibūdinti naudotų sekso metaforą, jeigu tai būtų nešvaru ar nepadoru. Kodėl Dievas iš viso pasitelkė šią metaforą? Kaip tik dėl seksualumo galios. Nors Dievo ir bažnyčios santykiuose nėra nieko fiziško, seksas įkūnija tam tikrą pažeidžiamumą ir atvirumą, kurie turi rasti vietą žmogaus sieloje, kai jis užmezga ryšius su Jėzumi Kristumi. Žinoma, santuoka yra kai kas daugiau nei vien lytinė meilė. Tai įvairių meilės rūšių, prieraišios meilės, draugiškos meilės ir įsipareigojančios meilės mišinys. Tačiau lytinė meilė šiems žmogiškiams ryšiams yra ypatinga. Kadangi Dievas vartoja sekso metaforą Kristaus ir bažnyčios santykiams apibūdinti, vadinasi, net nekyla abejonių, kad seksą jis laiko tyru, nekaltu ir neturinčio nė lašo ydingumo, nesvarbu, kaip puolę žmonės jį iškreipė. Viliojimo paslaptis, jausmų galia, seksualumo atvirumas ir ekstazė – natūralūs fizinės traukos atoslūgiai ir pakilimai, flirtavimas ir žaismingumas. Visa tai sukūrė Dievas ir padarė nuostabių meilės ir įsipareigojimo akompanimentų, niekiek neprimenančių hedonistinio, egocentriško ištvirkimo, tai yra to, ko seksą pavertė daugelis žmonių. Ar svarbus santuokoje seksas?
Rabinas Botičas ne tik tvirtina, kad žydai į santuokinį seksą visada žiūri kaip į Dievo dovaną ir niekada kaip į kažką nešvaraus, bet ir pabrėžė, jog seksą jie vertina ne kaip nereikšmingą santuokos sudedamąją dalį, bet kaip jos pagrindą. Kaip tik dėl šios rūšies meilės santuoka tampa santuoka. Kodėl? Nes seksas yra vienintelė meilės forma priskirtina tik santuokai. Kitų rūšių meilės saitai gali sieti ir žmonės nedavusių santuokos įžadų. Pavyzdžiui, nors vyrą ir žmoną sieja tvirta draugystė, draugauti galima su daugybė žmonių, su kuriais nesate susituokę. Taip pat santuoka neįsivaizduojama be ištikimybės ir atsidavimo, bet jūs galite būti ištikimi ir atsidavę bet kokiam pažįstamam žmogui. Žinoma, sutuoktiniai jaučia trauką vienas kitam, bet net ir trauka nėra būdinga tik santuokai. Daugelis žmonių mums gali atrodyti patrauklus. Lytinė meilė priešingai yra galima tik santuokoje. Bent jau Dievas norėjo, kad tai būtų. Šios rūšies sąjungoje turi dalyvauti tik vienas vyras ir tik viena moteris. Ir ši dviejų žmonių sąjunga turi išlikti vienintelė visą gyvenimą. Išplėšti iš santuokos kūnišką meilę reiškia ją subuitinti ir paversti santykius įprastais. Bėda ta, kad daugelis vyrų yra taip klaidingai informuoti apie seksą, jog jis pradeda trikdyti ir galiausiai sukelia sutuoktiniams daugiau rūpesčių, negu jų manymų yra to vertas. Arba sutuoktiniai seksą per daug romantizuoja ir tiki, kad jis turi būti nuolat kurstomas laukinė aistra, išblėsusią kadaise prieš daugelį metų. Paklausykite, ką šiuo klausimu sako Rabinas Botičas. Dėl visko yra kaltas vakarietiškas romantinis idealas, kuris skelbia, kad ideali meilė veda į seksą. Dalydamėsi išgyvenimais, rodydami vienas kitam dėmesį, švelnumą ir prieraišumą, būsimieji partneriai pamažu įsimyli. Ir tada įsižiebus meiliai įvyksta seksualinė sueitis, tarpusavio santykių kulminacinis taškas. Kiekviena garsi klasikinė meilės istorija susideda iš šių etapų. Lytinis aktas vakarietiškų romantinių požiūrių yra meilės užbaigimas ir apvainikavimas. Seksas tai vyro ir moters tarpusavio santykių viršūnė. Be jo meilė nebūtų pilna. Prieš įvykstant lytiniam aktui pirmiausiai įsimylima, bet tik seksas gali pakelti meilę į kitą lygį – mylėjimąsi. Žydams toks požiūris visiškai nesuprantamas. Biblijoje apie pirmųjų žmonių poravimąsi sakoma: vyras Adomas pažino savo žmoną Ievą. Prieš savo pirmąją fizinę sueitį jie tikriausiai žinojo vienas apie kitą, bet buvo tik pažįstami, jie nemylėjo vienas kito, nei vienas žydų bendruomenės narys taip nesumenkintų meilės, tvirtindamas, kad pirma jį turėtų atsirasti per tokį trumpą laiką ir antra, kad jį galėtų atsirasti be fizinio kontakto. Meilė gimsta tik iš fizinio intimumo. Oho, į ką būtų panaši santuoka, jei mes naudotume seksą meilę įžiebti, užuot laikę į santykių kulminaciją? Paklausite jūs. Šiandien visuotinai priimtina nuomonė yra tai, kad sutikus idealų partnerį atsiranda ir meilė. Mūsų kultūroje manoma, kad kelerius metus reikia susitikinėti, kad pažintume vienas kitą ir tik tada galvoti apie santuoką. Pirmiausiai gimsta romantiška meilė, tada truputį sekso ir tik paskui sukuriama santuoka. Štai kodėl tiek daug porų, ypač moterų, mano, kad seksas nėra labai svarbus ir kad santuoka daugiau yra romantiniai jausmai bei savo puselės suradimas. Mintis, kad seksas turėtų būti laikomas santuokos klijais, kad jis gali įžiebti meilę, ją nuolatos gryninti ir kurstyti, mums mąstantiems pažangiai atrodo visiškai nepriimtina. Jau vien tvirtinimas, kad seksas santuokoje turėtų būti svarbiausia, mums šiandien skamba gana keistai, o mintis, kad seksas yra pagrindinė priežastis, dėl kurios tuokiamasi, atrodo visiškai juokinga ir net įžeidžianti.
Žinoma, tai nereiškia, kad santuokos tikslas yra seksas. Jokių būdų. Tai reiškia, kad seksas santuokoje yra labai svarbus ir kad lytinė meilė yra būtina sąlyga romantiškai meiliai ir intimumui atsirasti. Naujasis testamentas palaiko idėją, kad seksas santuokoje yra svarbiausia. Paulius iš tikrųjų skelbia, kad lytinis potraukis yra Dievo dovana ir pagrindinis rodiklis nusakantis, ar žmonės turėtų tuoktis. Žinoma, planuojant santuoką reikėtų atsižvelgti ne tik į lytinį potraukį, bet šventajame rašte sakoma, kad jis yra atskaitos taškas, yra svarbiausias. Jei nejaučiate lytinio potraukio arba seksas jums nesvarbus, galbūt jūs turite celibato dovaną ir jums nereikia tuoktis. Jei jaučiate lytinį potraukį, turėtumėte jį vertinti kaip santuokos dovaną ir priimti santuokos įžadus. Bet argi svarbiausia ne meilė ir romantika, o seksas? Greičiausiai suabejos moteris. Ak, taip, romantika, naujas argumentas už santuoką. Šis žodis skamba labai gražiai, paslaptingai ir asocijuojasi su kažkuo, iš ko gimsta svajonės. Bet Biblijoje nesakoma, kad romantika yra priežastis santuokai kurti. Vis dėlto pastorieji užuot kalbėję apie biblinę santuokos priežastį, kursto romantinės fantazijas, jas sudvasindami, jie skelbia tikintiesiems, kad šie negali vien tik įsimylėti, bet ir privalo rasti idealų jiems Dievo skirtą žmogų. Dezinformacijos sudvasinimas yra gana veiksminga gyvenimo griovimo strategija. Aš nesakau, kad žmonės turėtų drausti savo įsimylėti ar bėgti nuo romantinių jausmų, kad jūs vienas kitam skirti. Jie labai malonūs, bet tai tik jausmai, kurie užplūsta ir vėl nuslūksta visą gyvenimą trunkančiuose tarpusavio santykiuose. Neišmintinga grįsti santuoką tuo, kas yra laikina. Nors ir kaip žiauriai šie žodžiai nuskambės, šiandienos vyrams ir moterims laimingai santuokai romantiniai jausmai nėra patys svarbiausi, nei būtiniausi. Mes privalome ištrūkti iš juokingos, destruktyvios romantinės svajonių šalies, kurią patys susikūrėme. Nė vienas žydų bendruomenės narys nesumenkins lytinės meilės kaip santuokinės meilės pagrindo, svarbumo ir galios, priešprieša romantiškai ir giminingos sielos ieškojimui. Pasiklausykite, ką žydai chasidai pasakoja apie susitikinėjimo procesą. Pirmiausia, vyras ir moteris susitinka. Jie nėra tikri, ar pasirodys vienas kitam patrauklus. Tačiau, kadangi jų susitikimas įvyko ir viskas klostosi gerai, jie kurį laiką vaikšto į pasimatymus, tarkim, kelias savaites ar net kelis mėnesius, o tada nusprendžia susituokti. Ar jie myli vienas kitą? Greičiausiai ne, nors galbūt jie jaučia vienas kitam fizinę trauką ir stiprius jausmus. Bet pirmąją vedybinę naktį, padedant seksui, įvyksta tikras stebuklas. Jie pažįsta vienas kitą kūniškai. Ir kaip tik šio fizinio akto, kurį jie abu atranda pirmą kartą, galia įžiebti santuoką įprasminančią meilę, nutiesdama tiltą per kadaise juos skyrusią prarają. Prieš pradėdami pykti ar tvirtinti, kad kalbu nesąmonės, minutėlę pasvarstykite. 1000 metų vyrai ir moterys išskyrus kelis susitikimus viešumoje neturėjo progos vienas kito pažinti iki pirmosios vedybinės nakties. Jų tikras susipažinimas įvykdavo jiems mylintis. Bet tarpusavio santykiai buvo puikus ir sutuoktiniai skirdavosi retai. Grįžkime į šiandieną. Mes esame daug sumanesni, daug romantiškesni ir daug labiau apsišvietę, bet mūsų santykiai žlunga, o skyrybos jau pasiekė epidemijos mastą. Galbūt nesame tokie sumanūs, kokie savo atrodome. Nors moderniam protui tai atrodo dirbtina, Biblija moko, kad žmonės turi įžiebti meilės ugnį jau po to, kai susituokia, ir ją puoselėti. Jie neturi įsimylėti prieš
susituokdami. Į seksą Biblija žiūri kaip į nepaprastai galingą ginklą, kuris, jei bus santuokoje tinkamai naudojamas, amžiams sujungs dvi sielas. Kai Adomas pamatė Ievą, jis pavadino ją vyru turinčių iščias. Angliškas žodis woman yra junginio man, with and womb darinys. Kitaip tariant, Adomas iš karto pastebėjo, kad Ieva turi kitokias smarkiai jį dominančias kūno dalis nei jis. Biblijoje nėra užuominų, kad jie pradėjo susitikinėti ar porą metų gyveno kartu, norėdami įsitikinti, kad tinka vienas kitam. Joje sakoma, kad Adomas iš karto taip susijaudino, kad pradėjo pranašauti. Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie žmonos ir jie tampa vienu kūnu, jie ima mylėtis. Adomas ir Ieva tai padarė tiesiog sode, nejausdami jokios gėdos. Ką visa tai reiškia? Tai reiškia vieną dalyką. Bažnyčia ir apskritai krikščionys turi liautis ignoruoti sekso temą. Reikia kalbėti apie sekso galę sujungti dvi sielas į amžiną sąjungą. Turime priminti patys savo ir padėti savo vaikams suprasti jų amžiui tinkamų būdų. Kad kai vyras ir žmona susijungia lytinėje meilėje, jie patiria ekstazę ir daugiau nebegali savęs kontroliuoti. Per lytinį aktą sutuoktiniai tampa visiškai pažeidžiami, atviri ir priklausomi vienas nuo kito. Per šį ekstazės kupiną aktą jie praranda patys save ir ištirpsta vienas kitame, ko niekada neišdrįstų padaryti kitomis aplinkybėmis. Lytinė meilė Biblijoje vadinama taip: stipri kaip mirtis. Teologų žodžiais, lytinis aktas yra panašus į mažą mirtį. Toks jis galingas. Tačiau mes turime prisiminti patys ir įspėti savo vaikus, kad sekso negalima sumenkinti ir juo užsiiminėti nesantuokoje. Taip sukelsime sąmyšį savo sielose ir jas sužeisime. Nors Dievas yra galingas ir gali ištaisyti mūsų praeities klaidas, šiandienė kultūra, kurioje propaguojamas laisvas seksas, jau sužalojo daugybę žmonių sielas. Apie tai pakalbėsime vėliau. Turime primygtinai raginti santykiuose vengti gašlumo, iškrypimo ir savanaudiškumo hedonizmo, labai paplitusių mūsų kultūroje. Vadinasi, turime apie tai kalbėti. Kaip tik dėl seksualumo galios Biblijoje galima rasti tiek daug su seksu susijusių draudimų. Saugus seksas leidžiamas tik santuokoje, tam, kad jo galia būtų naudojama kurti, o ne griauti. Kiekvienam iš mūsų reikia mokytis tenkinti savo seksualinius poreikius ne kur kitur, o vedybinėme guolyje. Seksas yra nuostabus, apvalantis ir meilę stiprinantis aktas, kuris suteiks gyvenimui daug džiaugsmo ir malonumo, jei bus praktikuojamas santuokoje. Jei ne, jis taps griaunantis. Paulius rašė: tokiagi Dievo valia, jūsų šventėjimas. Susilaikykite nuo svetimavimo. Kiekvienas jūsų te išmoksta laikyti savąjį indą šventai ir pagarbiai, nepasiduodamas nežabotiems geismams, kaip esti tarp pagonių, kurie nepažįsta Dievo. Vyrai ir žmonos turi daug ką sužinoti apie seksą, išmokti jį praktikuoti ir garbinti. Jie turi pasikliauti Dievu, kuris per seksą sujungia juos amžiams. Jie turi leisti seksoje apvalyti ir išgryninti jų santykius, kad galėtų susilieti vienas su kitu sekso ekstazija. Taip elgtis būtų krikščioniška. Kai vyras ir žmona pradeda į seksą žvelgti Dievo požiūrį, jie liaujasi tapatinti jį su neprotinga romantika ar hormonų sukeliama aistra, kuri tai įsiliepsnoja, tai užgesta. Seksas pagristas romantika ir hormonais yra savanaudiškas. Seksas pagristas tarnystė, pasiaukojimu, tikėjimu ir viltimi yra nuostabus. Kaip tik tokį seksualumą Paulius turėjo galvoje, kai rašė: tegul vyras atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona. Nesitraukite vienas nuo kito, nebent kuriam laikui sutarę, kad atsidėtumėte maldai.
Paskui vėl sueikite draugėn, kad šėtonas negundytų jūsų nesusilaikymu. Seksas yra tarnas. Seksas yra vedybinių santykių grynintojas. Seksas yra būdas prarasti save kitame žmoguje. Visa tai pasaulietiniai kultūrai nežinoma. Bet kaip tik tokia yra tikrojo sekso esmė. Ir toks seksas yra nuostabus, toks seksas yra Dievo palaimintas malonumas. Liūdna, bet daugelis porų užuot mėgavosios seksu, paverčia jį nesibaigiančių mūšių lauku.